Labadiena visiems, tikrai labai smagu čia būti. Ačiū už pakvietimą, tikrai, kad vienoje vietoje matyčiau tik daug moksleivių ir su jais betarpiškai galėčiau bendrauti, tai ne kasdien pasitaiko tokia proga. Iš tikrųjų, tai aš manau, kad aš esu tam, kad labiau pristatyčiau, kad jūsų tie veidai gal truputėlį ir pralinksmėtų, kad tiesiog įslaidyčiau tam tikrus galbūt nerimus ir tiesiog padrasinčiau jūs, kad jūs žiūrėtumėte į šitą temą laisviau. Žinau, kad jūs esat labai kūrybingi visi, teko matyti internete prieš tai vykusių projektų, tai tikrai kūrybiškumo jums nestinga ir manau, kad ir šitoje srityje jūs pakankamai save parodysit. Tai tikrai kvieščiau žiūrėti tai laisviau, tikrai tai nėra kažkoks tai tabu, neįgalėjai, paralimpiečių tas temos. Aišku, turbūt gąsdina tai, kad galbūt ne kasdien apie tai galvojat, galbūt ne kasdien susidurėt. Tai ta informacija galbūt ir atrodo, kad kažkas tai čia tokio, kažkokio tai, kažkas paslėpto, kažkas tai labai tokio mistinio. Tai pirmiausia, čia mane truputėlį pristatė, tai aš galiu iš tos pusės pasakyti, kad reabilitacija ir sportas tikrai eina labai kartu ir visą tai esu patyręs savo kailiu. Dėl to, kad esu patyręs rimtą traumą, rimtus pažeidimus, nugaros smegenų pažeidimus, ko pasėkoje turėjau judėti vežimėliu ir dabar tą darau, bet gyvenimas nesustoja. Iš tikrųjų, tai kad tu judi vežimėliu, tai dar nereiškia, kad tau užsidaro visos durys. Dėl to, kad būtent tokie įvairūs centrai, kaip reabilitacijos centrai, ta visa pagalba ir iš jūsų, ir iš kitų, manau, kad šitiems žmonėms labai padeda tai, kad jie gali realizuoti save, jie gali gyventi pilnavertį gyvenimą. Todėl tikrai manau, kad reikėtų šitą temą daug plačiau žiūrėti, kad reabilitacijos centras paralimpiečiam, tai man skambėtų taip gana siaurokai, kad tai daliai žmonių, kurie dabar dalyvavo paralimpinėse arba kurie dabar dalyvauja, kad jie gali ar tai atlikti kažkokią tai atstatomą reabilitaciją po fizinių krūvių, po treniruočių, kadangi kaip ir olimpiečiai, paralimpiečiai tikrai turi patirti labai didžiulius fizinius krūvius, kad tikrai galėtų konkuruoti pasaulyje, nes paralimpinis judėjimas tikrai yra labai toli pažengęs pasaulyje. Tai vienas iš tokių būtų, kad manau, kad vis tiek plačiau reikėtų į šitą temą žiūrėti, ne tik tai, kad iš to taško, kad tik tai paralimpiečius galėtumėm priimti. Ir manau, kad turbūt pati esmė reabilitacijos yra tokiems žmonėms, kurie patyrė įvairias traumas, įvairius pažeidimus, tai, kad tai nėra vien tik tai fizinis atstatymas tam tikrų funkcijų, kaip paprastai būna reabilitacijoje. Čia labai svarbu jau minėta tema, būtent psichologiniai dalykai, socialiniai dalykai. Ir tas reabilitacijos centras, manau, kad pirmoji eilėje turėtų spręsti šituos uždavinius. Ir sportas čia yra kaip didžiulė pagalba, kaip didžiulė priemonė, jau yra daugelių mokslinių tyrimų ir šiaip daugelį visuomenių įrodyta, kad sportuodamas neįgalus jis įgauna labai daug. Ne tik tai fiziškai stiprėja, ne tik tai gerėja jo galimybės, kad jis galėtų savarankiškai gyventi aplinkoje ir judėti, bet taip pat jisai tiesiog save pradeda kitaip matyti, sportuodamas, judėdamas, suvokdamas, kad ką jisai gali, o neakcentuodamas savo pažeidimų, savo negandų, kurios jam trukdo judėti. Tai paralimpiečiai ir ne tik paralimpiečiai, tie, kurie tikrai su sportu draugauja, per daugelį metų pasiekia didžiausių rezultatų ne tik tai sporte, bet taip pat ir būna labai aktyvus gyvenime, mokosi, dirba, praktiškai daro viską, ką ir, sakykime, šiaip žmonės bendrai. Tai manau, kad sportas yra tikrai labai svarbus dalykas ir jeigu taip istoriškai pažiūrėti, paralimpinės žaidynės kaip tik ir prasidėjo nuo reabilitacijos proceso, kada seras Liudvikas Gutmanas, Didžiojoje Britanijoje, 2 ligoninių reabilitacijos centrų savininkas, po nugaros smegenų pažeidimų grįžusiems veteranams po Antrojo pasaulinio karo sugalvojo įvesti varžymosi elementų į reabilitaciją. Ir tokiu būdu jisai pradėjo rengti žaidynės nuo 48 metų kiekvienais metais, vis įtraudamas vis platesnį
sportininkų skaičių, įvairių negalių skaičių ir rezultate tai įsirutuliojo į pirmasias parolimpinės žaidynės 1960 metais Romoje. Tai čia paralelių tikrai labai daug, būtent reabilitacijos, to sportavimo, reabilitacijos atstatymo tikslais, tai manau, kad tikrai kvieščiau jūs žiūrėti plačiau būtent į šitą temą, kad vien parolimpiečių susibūrimas ir dalyvavimas yra gerai, aišku. Aš manau, kad ir jie turėtų dalyvauti pirmoje eilėje, bet taip pat mes turėtumėm nepamiršti ir tų žmonių, kurie turi įvairių pažeidimų, nugaros smegenų pažeidimų, galų gal ir amputacijų. Tiesiog manyčiau, kad galėtų būti kaip toksai vienijantis centras. Aišku, čia jūsų valia, jūs galite ir susiaurinti, ir labai siauriai žiūrėti, bet tiesiog čia jūsų kūrybos laisvė, manau, kad. Tai pagrindinė idėja ir yra, būtent sakau, kad reabilitacija ir sportas, kad turim pažiūrėti į tai, kad būtent sportuodami, nebūtinai, kad ten kažkokią sporto šaką, bet ir įvairūs fiziniai pratimai tikrai stiprina neįgalų žmogų. Jeigu pažiūrėti Lietuvoje, šiuo metu kaip tik šitoje srityje reabilitacijų ir neturim labai kažkokio tai, ko pasigirti. Nes, pavyzdžiui, užsienyje, kiek man tenka dalyvauti varžybose įvairiose, tokių kaip pavyzdžių, matau Šveicarijoje paraplegikų centrą, kuriame apart to, kad aišku yra visas naujovės kaip reabilitacijoje, kaip reabilitacijos centrui, bet taip pat yra stadionas, kuris pritraukia iš viso pasaulio sportininkus su įvairiom negaliom, parolimpiečius. Toliau turi taip pat visą gerą labai infrastruktūrą. Ir kitas sporto bazės, turi krepšinio sales, kur vykdo netgi Europos čempionatus ir plaukimo baseiną. Aišku, galbūt čia tik tai taip galima būtų pasvajoti, kad Druskinikose turėtumėm tokio dydžio ir tokio masto centrą, bet kodėlgi ne. Manau, kad tikrai svajonės yra, jos kažkada tai gali išsipildyti, tiesiog reikia link jų kryptingai eiti ir dirbti. Tai vienas ir galbūt iš variantų tokių, jau labai tokių drastiškų būtų, bet šiaip manau, kad tikrai pritaikomumą kaip reabilitacijos centras įvairiom negalių grupėm, parolimpiečiam turėtų labai didžiulį pritaikomumą. Tai tiek. Žinau, gal tada konkrečiai kažkokių klausimų. Aš galiu keletą klausimų, bet mes taip pat priimsim klausimus ir iš auditorijos, ar ne? Ja, būtų įdomu, tikrai. Man labai patiko ta mintis, aš galvoju, kiekvieną kartą, kai atsisiunti kažkokią aplikaciją, mokytis, kad ir ispanų kalbos, ar ne, tave iš karto pastato, žiūrėk, pasivaržyk su kitais, ar ne, ir tada iš karto tave motyvuoja kažką siekti. O žiūrėkit, tokį klausimą turiu, apie kokias negalės tada moksleiviai turėtų pagalvoti, ta prasme, nes yra, kaip sakėt, stuburo pažeidimai, yra rega, ar ne, yra dar kažkas, na, ką jūs patartumėte, į ką atkreipdėmės? Šiaip galėčiau jas išvardinti pagrindinės, tai parolimpinio judėjimo, tai mes turim regos negalę ir turim fizinę negalę. Fizinė negalė labai turi įvairiausių dar pažeidimų, tai yra tokios kaip 4 kategorijos, tai nugaros smegenų pažeidimai, cerebrinis paralyžius, amputacijos arba kiti, galima sakyti, kurie nepatenka, sakykime, įvairūs ten ligos, pažeidimai, kurie taip pat yra pastovus ir turi tam tikrus simptomus. Tai gana su fiziniam negaliom gana platus spektras ir manau, kad pagrindė turbūt šitiems žmonėms labiausiai reikėtų tokių reabilitacijos centrų ir ką matau Lietuvoje, tai kaip tik trūksta šiaip iš karto po operacijų, po pažeidimų, tai kaip ir viskas neblogai, turim 3 centrus Lietuvoje didžiulius, tai klinikos Vilniuje Santariškės ir Palangos reabilitacinė ligoninė. Bet kas yra toliau, kad tiem žmonėm, kad juos parengti psichologiškai, emociškai, kad jie galėtų vėl gyventi toliau, įsivaizduokit vis tiek, tai pabandykit bent įsivaizduoti, koks yra lūžis žmogui, kada tu tiesiog būni sveikas, vaikštai, judi viskas normaliai ir paskui staiga kažkoks atsitikimas nelaimingas ir tu staiga turi kardinaliai pakeisti savo gyvenimą, savo judėjimo būdą, savo mąstymą ir taip toliau. Tai manau, tokio centro vienas iš pagrindinių turbūt būtų tikslų, kaip to žmonės atstatyti ir kaip jie galėtų gyventi vėl toliau, o toliau, aišku, iš to ir tapti parolimpiečiais. Toksai labai praktinis klausimas, sakykime, tokiam centre žmonės atvažiuoja su šeimom, ar jie atvažiuoja vieni, ar sakykime, reiktų numatyti, kad žmonės į reabilitaciją atvyksta su artimaisiais, ar jie palaiko daugiau vieni kitus tenai?
Šiaip labai geras klausimas tikrai. Aš tai manyčiau, kad jeigu taip reabilitacija ir dažniausiai akcentuojama, ypatingai, pavyzdžiui, po nugaros smegenų pažeidimų, kad daugiau savarankiškumo turėtų tie žmonės, ypatingai pačioj pradžioj po traumų. Čia labai svarbus momentas. Jeigu tu, ta prasme, už tave viską kiti daro, tai ir psichologiškai yra labai sunku. Tai kad ir kokia sunki negalia būtų, manau, kad savarankiškumas yra pirmoje vietoje. Ir tokiu atveju, aišku, tada tėvų kaip ir nebereikėtų, jie galėtų būti kaip lankytojai ar ten šeimos nariai, bet aš manau, visada gali būti tam tikros išimtis kai kuriais atvejais. Tai čia visada reikia kūrybiškai žiūrėti šitą procesą. O jūsų Kęstuti paties kelionė ir pats tas nuo nelaimingo atsitikimo, ar ne, nuo tos traumos iki paralimpinių žaidynių. Ta prasme, aš suprantu, kad ta istorija turbūt yra labai ilga, bet įsivaizduokim, kad, sakykime, jūs būtumėt turėjęs geras sąlygas, ar ne, bet būtumėt turėjęs tokį centrą. Kaip jums vyko tas visas virsmas ir kas galėjo būtų jį palengvinti? Tikrai kelias tai labai ilgas, čia turbūt pasakočiau, nežinau kiek. Ir labai daug istorijų vairiausių turėjau, ten, prašau, vien parolimpinę savo 5, jeigu jas visas išpasako, tai kiekviena turi pamokančią istoriją, man tiesiog visas gyvenimas diktuoja. Tai aišku, mano sąlygos buvo visiškai kitokios, tiesiog aš pats savo išsikėliau tokį galbūt nerealius tikslus, bet paskui jie man tiesiog padėjo, šiaip gyvenime sustiprėti labai. Tai buvo laikas, kada aš jau grįžau po tai, ką jau gavau, sakykime, iš reabilitacijos, tai pats pradėjau labai stipriai į tą įnikau, į tą procesą, namuose labai stipriai sportuodavau, praškai nuo ryto iki vakaro mano reabilitacija trukdavo ir taip diena iš dienos, bent kokius 3-4 metus tą dariau, tai atrodo nežmoniškos krūvis įveikdavo ir panašiai, tai aš aišku neskatinu, kad galbūt taip turėtų kiekvienas elgtis, bet tiesiog man labai rūpėjo, kaip iš tikrųjų, ką aš galiu pasiekti, ką iš viso žmogaus kokios galimybės yra. Ar aš tikrai galiu save atstatyti, nors visi žmonės ir ten gydytojai sako, kad tai neįmanoma. Tai stengiausi tas ribas kažkokią savo nusibrėžti ir pamatyti. Tai manau, kad reabilitacijoje, aišku, irgi tame procese irgi yra kažkas tai tokio, kad tu irgi iš tikrųjų iš vienos pusės gauni tam tikras medicinės paslaugas ir visa kita, bet iš kitos pusės tu turi ir su savim tą tokį kontaktą vidinį ir turi savęs paklausti, ar tikrai aš viską padariau, kad aš save sustiprinčiau, statyčiau ir panašiai. Tai manau, čia, jeigu plačiau žiūrint, tai net ir apima žmogaus savikūrą ir psichologinius įvairius dalykus ir taip toliau. Čia, iš esmės, keiti save, keiti požiūrį į save, į aplinkinius. O dar apie tą savarankiškumą, man irgi įdomu, mes kurdami tą pačią užduotį, kaip paminėjot savarankiškumą, kiek funkcijų turi būti tame pastate, o kiek reikia iš tikrųjų besireabilituojančių žmonės nukreipti, kad jie išvažiuotų į miestą, sakykime, išeitų į miestą, ar ne? Sakykime, maitinimas pilnai turi būti reabilitacijos centre. Sakykime, ar ten reikia pramogų, ar reikia kino salės, ar reikia kažko, ta prasme, ar skatinti, kad žmonės išeitų. Aš tai manau, kad ir to reikia. Nes kai tu esi reabilitacijai, visada tu pasineri į tą procesą ir tu nieko aplinkui nematai. Tu nori pasiekti maksimalų savo tikslą. Bet aš paskui supratau po kiek laiko, kad tai nėra gerai. Tu turi gyventi čia ir dabar, tu turi eiti ir į visuomenę eiti, bet taip pat ir siekti reabilitacijos tikslų. Tai aš manau, tame centre turi būti viskas numatyta ir visos galimybės, bet aišku ir personalas ir ta turbūt strategija visos reabilitacijos turėtų būti, kad skatinti žmonės išeiti taip pat. Išeiti, sakykime, ten ir druskinikose pavalgyti, ar ten pasivaišę, ten pasimėgauti gamtą ar panašiai. Bet tam tikrais etapais, jeigu, pavyzdžiui, paimsim žmonės, kurie ką tik po traumų ypatingai, tai labai svarbu atidirbti būtent tą visą dalį, ką tu gali padaryti, nes ten pusę metų, pusmetis, pirmas metai yra labai svarbu pačiame atstatyme, kiek tu gali save sustiprinti ir kiek gali atstatyti. Gerai. Viktorai, kiek laiko mes dar turime? 2 minutės. 2 minutės klausimam atsakymo. Klausot mūsų, kas kyla, kokios mintis, kokios idėjos. Gali būti turbūt ir labai praktiški klausimai. Galit kažką gal pasitikslinti norit, ar ką nors grinai ten iš savo pusės. Kur ieškoti informacijos, kur nuvažiuoti, pasižiūrėti kažką panašaus.
minit Druskininkus, nes turbūt ten yra daugiausiai reabilitacijos. Dabar ten ne reabilitacijos centras, ten yra sporto centras, bet jis ant tiek gerai pritaikytas, kad tikrai vertėtų, jeigu kas tikrai pasižiūrėt, pasidomėt. Labai imponuoja tos visos erdvės. Paprastai, jeigu kalbėt apie pritaikymą, kame būna problema. Kartais pagal tuos skaičiukus įvairius pasižiūrima, kad viskas atitinka atrodytų, bet praktiškai vis tiek reikia kažkaip bandyti, reiškia, tą visą fantaziją jungti, kūrybą. Ir, pavyzdžiui, judant su vežimėliais, jeigu žmonėm, tai tikrai reikia didesnių erdvių. Ne tai, kad skaičiuoti vienam žmogui, pavyzdžiui, kad jis ten vienas atvažiavo ten į tualetą, ten dulis platesnės ar ten dar kažkas, tai, bet, pavyzdžiui, ir pačiuose koridoriuose ir pačiame judėjime, kad tikrai būtų pakankamai daug erdvės. Ir jeigu tai sąlygos leidžia, tai ir liftai turėtų būti didesni ir visa kita. Tai va, tai atkreipčiau dėmesį. Aišku, dar sportinis inventorius, jeigu prisideda, tai paprastai ratai būna platesni žymiai ten ir taip toliau. Tai yra niuansai, aišku, tam tikrai. Patarimas nesismulkinkite. Taip, tikrai taip. Gerai, klausimų iš salės. Viskas aišku vis tiek, šią dieną. Vėliau gal gausim klausimų. Greičiausiai, aš galvoju, kad pradėjus projektuoti, turbūt klausimų atsiras. Prašau. Ar reikėtų kažkokios vietos, pavyzdžiui, vežimėlį sutaisyti, jeigu jis įsilūžtų? Labai geras klausimas, aš nepaminėjau to, bet reabilitaciniam geram centre, jeigu žiūrėt, pavyzdžiui, Šveicarijoje, kaip pasakau, tai yra didžiulis, tiesiog toksai kaip ir, nežinau, kaip vos ne centras ir tvarko tos vežimėlius ne tik tai tie, kurie gyvena centre, bet ir gali kreiptis ir kiti, sakykime, iš miesto ar panašiai. Labai svarbus momentas. Tai tiek sportinį inventorių tvarkyti, tiek, sakykime, tos vežimėlius kasdienius, tai tikrai turėtų būti tas taškas toksai numatytas. Dar klausimų? Kiek? 30 sekundžių turiu? Dviem klausimų. Drąsiai. Vienas klausimas. O. Lyderis iš galo, taip. Jo, klausimas būtų Lietuvoje, kurios pastatus galima eiti aplankyti, kad semtis minčių ir panašiai. Minėjos Birštono Druskininkų sporto centrą, o gal yra daugiau pastatų? Klaipėdiečiam toliau važiuoti. Šiaip kiekvienam mieste, aš manau, galima rasti tokį objektą, bet čia gal visų neišvardinsiu, tiesiog, kad ieškokit savo artimiausioje aplinkoje, aišku. Ir, aišku, vienas skiriamasis ženklas yra giliau užklijuota paratimo, bet aš tai siūlyčiau jums patiems taip pat irgi įsigilinti, kad ten uždėta gilė ar dar kažkaip, tai jums patiems reiktų įsitikinti ir pasižiūrėti, kaip ten yra pritaikyta, kas ten kaip yra. Aha. Man vienas šovė greitas klausimas, ar patartumėt moksleiviams, pavyzdžiui, yra tos ekskursijos po miestą, kur kaip eini su vedliu, tave padaro, sakykime, leidžia tau patirti, kaip tu aplinkoje orientuotumės, būdamas silpnaregiu arba nematančiu žmogum. Ar siūlytumėt jiems, pavyzdžiui, pasivaikščioti po pastatą, pabandyti įsivaizduoti nuploti, ar akis užsirišti, nežinau, panaviguoti? Šiaip jeigu tikrai pasirinksite, kad ir įtrauksit ir silpnaregius, ir aklosius, tai tikrai būtų įdomu pabandyti. Tai lygiai tą pačią paralelę būtų įdomu ir vežimėlį atsisėdus pavažinėti. Ten, aišku, bus dėl nepatogu, neįprasta, nesuprasit kažko, bet kažką suprasit vidum, bent jau pajausite, kokios tos erdvės galbūt reikalingos ir kokio to judėjimo, tų įgūdžių, kiek reikia. Tai tiesą kalbėdamas apie centrą, tai išvardinau grupės visas, bet grįžtant prie to klausimo, tai aš manau, kad silpnaregiai ir aklieji tikrai gali būti įtraukti. Ir visos kitos grupės gali būti įtrauktas, taip.